Tai keliu šitas video yra skirtas YouTube kanalui. Nekėliu ten video labai senai. Kur aš esu dabar, esu jau po maratono. Įvykių maratoną prieš pusantro mėnesio. Ar 2 net jau praėjo, 2 gal net jau įvykių maratoną. Iki dar 3 valandas 50, neatsimenu kiek, 3 minutės ar 4. Tai didžiuojasi. Daug treniravausi tam, bėgioju nuo gruodžio 31 iki pat maratono, kuris vyko gegužės gale, 5,5 metų. Tada iš karto po to visą laiką taip pat lankiau baseiną. Tai iš karto po maratono dar įkopiau į Olimpo kalną Graikijai. Po 4 dienų jau jaučiau 4 dieną, kad kūnas atsistatė, jau raumenis, nes 3 dienas kūnas sakė, oi, aš esu sužeistas, nieko negaliu padaryti, va tik buvo kritus. Bet 4 dieną jau raumenis įsitempė ir dantis norėjo įkasti. Tai kaip tik tapo su kopimu, tai pavyko įkopti kilometrą į viršų. 2 valandas truko į viršų, 2 valandas atgal. Džiuojasi, smagu. Sutikau ir griaustynį prie viršūnės. Ir lietutis krapnoja, jau bekylant. Ir grįžau po savaitę poilsis ir pradėjau ruoštis triatlonai. Išsikėliau tikslą vasario gale, būdamas Lenkijoje, kad trūksta man dar iššūkio sportinio ir pagalvojau, kodėlgi ne, kadaigi ne dabar. Tiesiog nusipirkau bilietą ir pradėjau ruoštis. Tai kai jau žinojau, kad už kelių vasario mėnesį jau pirkau, jau žinojau, kad ateina ta diena, kai reiks startuoti, tai smegenis pradėjo kitaip žiūrėti į plaukimo treniruotės ir tiesiog atradau tuos judesius, tą techniką, sparčiau, greičiau įsisavinau ir pasiekiau pakankamą lygį, kad galėčiau sudalyvauti, suplaukti užtikrintai. Ir po maratono dar prijungiau dviračio treniruotės, tai mėnesį laiko BRIC, dviratis plus bėgimas. O savaitę iki starto dar nusipirkau naują dviratį ir nesigailiu, lentinį. Tai jau esu sudalyvavęs sprinto distancijoje triatlone. Ir mėnesį taip pat po triatlono iš karto pradėjau stovyklą karate, kur išlaikiau geltoną karate diržo juostelę. Tai tikslai sportiniai pasiekti pusmečio 100%, 3 dideli iššūkiai vykti. O dabar jaučiu po biškį, kad jau ir noriu grįžti sporto disciplinos kelią. Mėnesį visiškai nesportavau. Ir jau po mėnesio bandau sugrįžti. Tai šiandien pirma karate jėgos treniruotė, kur prisimenu, ką reiškia intensyvaus sporto, kai sukyla širdies ritmas, matyt, ir galbūt laktatas išsiskiria, kai kūną jau atsiranda signalai, kad jau tau reikia ramintis, bet trenerio tikslai iškelti dar nėra pasibaigę ir tu su ta mintim tos minties nepriimi ir tiesiog vykdai planą. Ir viename pratime pasiekiau matyt aukštą širdies ritmą, nes pradėjau kosėti ir tartum
tartum, kaip sakyti, norisi ir vemti, kaip čia pasakyti, lemti norisi, tai reiškia, jisai domėsis, kad pasiektas maksimalus aukštas spaudimas ir tai yra kūno reakcija, tau ženklas, kad tu, nustotum taip elgtis, nes tai yra pavojinga ar kažkas tokio, tai pavyko pasiekti maksimumą ir prisiminiau, ką reiškia intensyvios treniruotės. Ir taip jau yra tos pradžios tokios, kad nėra lengva. Tai, bet kaip atsimenu iš praeitų metų, ar kada čia viskas įvyko, su kiekviena treniruotė pasidaro vis lengviau ir galiausiai pasieki tą lygį, kur nori daugiau jų, jau tau per mažai. Tai visiems linkiu surasti tokią atmosferą, kurioje galėtumėte siekti savo maksimumo, o tame maksimume atrasti savyje jėgas, kurių nežinojai, kad turi, ir tiesiog pravalyti smegenis. Po tokios treniruotės visą laiką norisi save pastiprinti, tai kažkokie tais neigiami dalykai galbūt, kas tau kenkia, tai tokius dalykus net negali pagalvoti. Norisi kaip pastiprinti save, kad galėtum palaikyti tą sunkų ritmą.